Sveiki, aš esu Indrė ir šiandien labai trumpai apie veidrodžio pratimą ir vidinius šešėlius. Vidiniai šešėliai tai yra tos mūsų dalys, kurios yra nematomos arba praignoruojamos. Jos nelabai būna fainos ir malonios, bet bėgti, neigti ar kažkaip atsižadėti savo tamsiosios pusės nereikia. Ji yra reikalinga mūsų augimui. Kartais būna, kad mūsų šešėlius pastebi kiti žmonės, o mes patys savyje to nematom arba nenorim pamatyti. Atsisukti prieš šitą savo pusę, pasižiūrėti į save kartais reikia tikrai nemažai drąsos. Aš manau, kad tai yra vis dėlto labai drąsaus ir stipraus žmogaus bruožas. Tai darbas su šešėliais padeda pastebėti ir suvokti, kodėl kiekvienas įvykis, situacija, net ir menkiausia smulkmena sukuria mums negatyves emocijas. Tai tokie klausimai kaip už ką man, kodėl man jau daugiau nekyla. Žmogus žino ir supranta, kad tai, ką jis jaučia, yra atspindys to, kas yra jo viduje. Ir kad kai jaučia neigiamas emocijas, tai jau yra stiprus signalas, kad savyje turi gal kažkokį neteisingą matymą, iliuziją, kažkokią nemalonę patirtį. Tai, ką reikia suvokti ir tiesiog išgydyti. Veidrodžio pratimas tikrai tinka visiems, tik akcentuoju labiau twin flame'us, todėl nes jiems tai turėtų būti ypač aktualu. Šioje kelionėje ateina laikas, kai būnam priversti sustoti, kad į tai pasižiūrėtume. Žinoma, būna etapai, kai vienu metu pradeda kelti labai daug pasąmonės programų ir jau reikia greitos skubios pagalbos. Čia kalbu apie hipnoterapijas. Jų nauda tikrai yra neįkainojama, bet ir naudojant šitą pratimą bent kažkiek pasilengvinti savo dvynių kelionę tikrai galit. Padės geriau suprasti savo reakcijas, tapsit mažiau impulsyvūs, labiau įsijungs savistaba. Savistaba aplamai yra pirmas žingsnis sąmoningumo link. Su savęs stebėjimu, savirefleksija, savęs suvokimu iš vis turėtume visi koja kojon nuolat eiti. Tada manau, kad tikrai daug lengviau sektųsi gyvenime. Jei dar paprasčiau pasakius apie šitą pratimą, tai kai stovit prieš veidrodį, matot save, savo išorinį atspindį, savo fizinį kūną, tai taip ir kitas žmogus mums atspindi, bet tik tai, kas yra viduje. Pavyzdžiui, žmogus, kuris turi žemesnę savivertę. Žema savivertė pristabdo jį nuo tikslų, kuriuos jis nori pasiekti, neleidžia pamatyti savo tikrojo potencialo. Tai šiuo atveju dvynys nesąmoningai atspindės, kitaip sakant, sutrigerins tas vietas ir taip nesąmoningai ves prie suvokimo apie šitą turimą problemą. Ir taip su visom sužeistom vietom. Jei kyla noras kaltinti kitą, jei galvojat, kad čia su jumis viskas gerai, kaltas negeras, ir visoks toks anoks yra kitas, tai čia jau yra ego. Bet šito aš visiems tikrai netaikau, situacijų ir niuansų tikrai yra įvairių, dabar kalbu konkrečiai apie dvynių santykius. Nors šitą veidrodžio pratimą gali naudoti be išimties visi. Galite tikrai labai daug savo padėti ir ego skaldysit, ir gydysit skilusias sielos dalis, taip kelsit savo savivertę ir tuo pačiu per darbą su savim padėsit ir dvyniui. Tai va, tai toks tarsi alchemijos procesas. Kam įdomu, kas negirdėjot, dar apie tai rašykit, surašysiu visus žingsnius papunkčiui, pasakysiu, kaip dirbti su tuo. Jei turit kokių nors klausimų, reikia pagalbos, vedimo ar panašiai, taip pat rašykit. Aprašyme palieku nuorodas, kaip su manimi susisiekti. Ir ačiū, kad esat.